viena iš Stambulo. Nežinau, ką čia jums papasakoti iš tikrųjų. Ar aš girdžiuosi? Pirmiausia, nežinau, ar aš girdžiuosi. Dainora sako, kad girdžiuosi ir sako, kad iškarpys. Tai labai gerai. Tai va. Sekasi viskas labai gerai. Dabar prašau parodyti aplinką. Tai va. Čia yra mūsų kavinė, kurioje mes labai dažnai sėdime. Vadinasi, Cafe Gam mums čia labai patinka, nes mes čia turime draugą padavėją. Prašau parodyti draugą padavėją. Ne diyeyim ben? Ben Türk. Labas. Labas. Šiandien mes buvome azijiniai dalykų Skudere. Buvo labai smagu, ten susitikom su Robertu. Skuderas labai gražus yra, seniausias rajonas ir matosi. Na, tai kaip negalima prilyginti Vilniaus senamiesčių, nes nežinau, ar Stambulas iš viso tokį turi, bet gatvelis tikrai labai skiriasi nuo įstilelio. Vyrai vis dar į mus žiūri, bet aš jau beveik nebepastebiu. Čia turime vieną bėdą šitoj kaviniai, nes man patinka labai kitas padavėjas, bet aš negaliu su juo šnekėti, nes mūsų draugas kurdas iranietis neleidžia mums šnekėti su kitais padavėjais, nes mes taip esame jo draugės. Bet šiandien jo nematau. Istiklal Džedesi labai graži, žiauriai didelė gatvė, žiauriai didelė. Bet man labai patinka, su kiekviena diena labiau man pradeda patikti šitas miestas, nes su kiekviena diena vis labiau jau vietnečia jaučiuosi. Sveikatą. Kas dar? Buvome sutikusios savo draugų Kelaną. Mes jį matėm paskutinį kartą prieš 2 metus. O Dieve, jis toks pat žavus. Dabar speciali žinutė Saulinai. Saulė, tu durna. Ar tu nematai, koks jisai vyras? O Dieve, tikrai neatleisti tau už tai.